Labadiena, gerbiami kolegos, merai, mūsų dabar dar kol kas daug iki kovo pirmos. Ar jau čia garsas tvarkoj? Labadiena, kolegos, kuriuos matau čia. Iš tiesų jaučiuosi labai jaukiai šitoje salėje, kadangi teko daugiau kaip 10 metų dirbti sporto universitete. Socialdemokratai didelį dėmesį. Gal geriau tada be mikrofono, tada ne kas antrą savo žodį girdėsiu, bet visus. Tai socialdemokratai visada didelį dėmesį skyrė sportui, sveikai gyvensenai, kadangi kvietime parašyta, kad mes atvykime su komandomis arba atstovais žmonių, kurie užsiema sportu arba daugiau gilinasi, tai pirmiausia norėčiau pristatyti socialdemokratų komandą, nuolat sportuojantis Vasilijus Popovas, vicemeras, kelių sporto klubų Spyris ir dar kažkurio netiktisai pasakyti prezidentas Žydrūnas Garšva. Kauno miesto savivaldybės sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Švicas. Sporto centro Dariaus Grigėno direktorius Giedrius Gelskus. Laikinasis Justučio baseino vadovas Giedrius Pauža. Taip pat Juozas Šimkevičius ir viena kandidatė moteris atėjus Aurelija Lankelienė. Tai kokį mes matome, negaliu dabar sveikintis, kokį mes matome Kauną, tai iš tiesų, galbūt būsiu nepopuliari, bet pasakysiu, kad vertinant savivaldybės paramą, tai manau, kad Kaune yra daugiau negu viena sporto šaka. Ir manome, kad mes, ypač bus išrinkta merė arba savivaldybės tarybos nariai, dėmesį skirs visoms sporto šakoms proporcingai, kaip jos yra propaguojamos Kauno mieste. Antras momentas, tai be abejo mes kalbame apie multifunkcines aikšteles prie mokykloje, jų programą reikia vykdyti toliau bendradarbiaujant su sporto departamentu bei savivaldybe. Trečias momentas plėsti lauko treniruoklių aikštelių skaičių Kauno mieste, proporcingai pagal gyventojų skaičių seniūnijose, kad visiems tai būtų prieinama ir netoli namų. Taip pat didesnį dėmesį, manau, reikia skirti negu iki šiol buvo skirta sporto bazių atnaujinimui bei inventoriaus papildymui ir be abejo šiuo metu jau šiek tiek yra padidinta sporto rėmimo programa, kalbant apie nevyriausybinį sektorių, man atrodo, seniau buvo 100 000 eurų, dabar yra 170 ir kaip šiandien jau buvo skirstomi pinigai ir jeigu bus vėliau Žydrūnas Garšva dalyvavo toje komisijoje, galės pakomentuoti, tai yra skirti įvairiems sporto klubams, kad būtų kuo didesnė įtrauktis tiek vaikų, tiek jaunimo, tiek ir seniorų. Nes iš tiesų per mažai dėmesio skiriam sveikai gyvensenai. Tai manau, kad kadangi buvo trukdžiai ir manau, kad sekundės užtenka, būdama merė, aš tikrai bandysiu konsoliduoti visas politinės jėgas, ar tai būtų partijos ar judėjimai, kad mes prioritetą vis tik skirtume sveikai gyvensenai ir be abejo sportui. Tiek mėgėjiškam, tiek ir profesionaliam, tiek gali dirbti savivaldybė. Partija Jaunoji Lietuva. Taip pat norėčiau priminti, kad prie mūsų diskusijos prisijungė Vieningo Kauno vadovas Visvaldas Matijošaitis. Labadiena visiems susirinkusiems. Norėčiau pristatyti Jaunosios Lietuvos komandą. Tai Stasys Buškevičius yra sporto tarybos narys ir Kęstutis Miškinis, jis yra Lietuvos laisvųjų imtynių prizininkas. Na, problemas mes visi gerai žinome, su kuriomis susidurime Kauno mieste sporto sveikatinimo srityje. Tačiau turime ir džiugių dalykų.
yra kultivuojamos 43 sporto šakos, taip pat daugiausia visoje Lietuvoje yra būtent Kaune kultivuojama sporto mokyklose, sporto šakų. Iš viso Kaune kultivuojamos 86 sporto šakos, yra taip pat dar 170 sporto organizacijų. Na, biudžetas yra, praeitais metais buvo 33 milijonai litų, dabar bus 36, čia plius minus. Sporto, nevyriausybinėms sporto organizacijoms bus skirta 5 milijonai litų. Na, didelę dalį šio fondo yra atiduodama Kauno Žalgiriui. Ir mes visi sutinkame su tuo, kad teisingumas turi ir šioje srityje būti, nes kitos sporto šakos turėtų gauti daugiau. Ir aš galiu pasidžiaugti, kad Stasys Buškevičius praeitais metais pasiūlė apie beveik 200 tūkstančių litų padidinti šį fondą ir jam buvo pritarta šio fondo padidinimui. Didžiausia problema šiandieną tai yra lengvosios atletikos maniežas. Kaip žinote, Estijoje, berods Tartu, man atrodo, Aleksas Razuraitis galėtų tiksliau pasakyti, yra 3 maniežai. Kaune priklausantis šiam universitetui maniežas yra perdarytas, todėl turėtų būti pirmąjis uždavinys lengvosios atletikos maniežas. Na, be to, taip pat plėsti baseinų skaičių, nors Kaunas baseinų skaičiumi Lietuvoje pirmauja, turime puikų Girsučio baseiną, tačiau Europos Sąjungos vidurkio siekiame 20 kartų ir beje Lietuvoje iš visos Europos Sąjungos daugiausiai skęsta žmonių. Taip pat yra dabar mūsų iniciatyva, jaunosios Lietuvos iniciatyva, jau prie 11 mokyklų atnaujinti lauko gimnastikos rengimai Kliučių ruožai ir kitais metais į biudžetą bus skiriama dar didesnė suma ir toliau prie bendro darbo mokyklų bus atnaujinti sporto gimnastikos įrengimai. Gal paskui, jeigu bus klausimų, galima bus išsiplėsti. Na, jeigu dar 40 sekundžių galiu pasakyti, kad pasiūliau, buvo 39 sporto šakos, pasiūliau įvesti į mokyklas, mūsų biudžetinės sporto mokyklas, kur buvo žolės rėmų, buvo visas, kaip tas išraišimas trumpuoju darbų, kad jie trenerių dabar trūksta, iš Ignalinos neatvažiuoja žmogus, o kito dar neparuošėme, na ir šaudymas iš lanko yra įvestas į mūsų biudžetinę sporto mokyklą. Aišku, visų sporto šakų biudžetinės sporto mokyklas nesutalpinsi, todėl didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas sporto klubams, kuriuose daugiausiai yra kultivuojamas neolimpinės sporto šakos, kurios taip pat paruošia Europos pasaulio čempionus ir taip garsina Lietuvą. Ačiū, kad tik jūsų laikas baigėsi. Tai buvo Stanislavas Buškevičius, partija Jaunoji Lietuva, Plojimai. Na ir kitas kandidatas į Kauno miesto merus, Vydas Gedvilas, Darbo partija. Labą dieną, mėly bičiuliai, mėly kolegos, gerbiami kandidatai į Kauno miesto merus. Tiesiog labai nieko aš negirdžiu ir tiesiog labai sunku komunikuoti, tai aš pabandysiu be mikrofono. Šiaip prieš 30 metų praktiškai buvau deleguotas iš šito universiteto, eiti į politiką ir nuveikti kažką tai sporto srity. Ir keletą tokių momentų, ką aš vyriausybės lygmenį man pavyko padaryti. Pirmas dalykas, tai buvo priimta ilgalaikė sporto strategija. Iki 20 metų vienas iš autorių aš buvau. Po to visiškai nesenai, jūs žinot, vyko sporto forumas Lietuvos Respublikos Seime. Buvo priimta vieningai rezoliucija, sporto rezoliucija. Tai yra iškelti pagrindiniai tikslai, kaip turėtų atrodyti sportas po 10, po 15 metų. Ir aišku, būdamas 10 metų politikoje, visada dirbau jaunimo ir sporto reikalų komisijoje ir visada sporto sritis man buvo pati svarbiausia arba viena iš svarbiausių. Aišku, dabar vyksta rinkimai į Kauno miesto merus ir mano kolegos kartu visi dalyvaujam. Ir aš manau, kad čia ne vieno nėra abejingo, kuris būtų abejingas sportui. Mes puikiai suprantam ir žinom, kad sveikatos būklė šiuo metu, jaunimo sveikatos būklė yra labai prasta. Praktiškai 60 procentų vaikų turi įvairių laikysenos sutrikimų arba sveikatos sutrikimų. Praktiškai kūno kultūros pamokos vyksta labai vangiai ir kai kur net nevertinamas yra. Nevyksta aukštosiose mokyklose, nėra privalomas sportas, taip pat kolegijose, reiškia, ir profesinėse mokyklose
tai valstybės politika ir tiesiog priklauso ir savivaldės politika nuo valstybės politikos. Tai tiesiog mes turim, ką reikėtų padaryti. Visų pirma, Kaunas iš tikrųjų yra sportiškas miestas ir negalima sakyti, kad kauniečiai nemėgsta sporto. Turi puikių komandų, turi puikių sportininkų. Gerbiamas vicemeras čia padarė ataskaitą, nes jis buvo atsakingas už šitą veiklą, bet vis dėlto galima būtų dar padaryti tam tikrus darbus. Visų pirma, reikia valstybės lygmenį, deleguojant funkciją šitą savivaldai, sutvarkyti kūno kultūros pamokos, nes jos praktiškai arba vyksta labai prastai. Neturim infrastruktūros, išplėtotos infrastruktūros, gerų sporto salių, treniruoklių salių, reiškia, ir kitų objektų, kurie galėtų tarnauti mūsų jaunimui. Svarbiausias dar vienas iš tokių svarbesnių dalykų reikėtų tai, kad turėtų atsirasti privalomos sporto pratybos kolegijose, profesinėse mokyklose, bent taip, kaip buvo anksčiau, prieš keletą metų, kad pirmas kursas arba antras kursas bent jau būtų pasirinkamas sportas ir galėtų jaunimas užsiiminėti ir sportuoti. Nes tik iki mokyklinis ugdymas, bendras lavinimas, profesinis mokymas, aukštasis mokslas formuoja, tai yra tas laikotarpis, kada formuoja jaunimui gyvenimo būdą, o gyvenimas būdas turi būti paremtas sportu, nes turi mūsų jaunimas augti sveikas, doras ir kaip sakyti, ir laimingas. O šiaip noriu pasakyti, kad manau, kad pagrindinė sporto politikos kalvis čia Kaune yra sporto universitetas. Jį reikia labai išnaudoti, reiškia, mūsų miesto valdžiai, miesto tarybai. Aš manau, kad dar nepilnai išnaudojimas yra universitetas, jam trūksta ir paramos, ir pagalbos, nes daugelį metų buvo skriaudžiamas, tiek vyriausybės atžvilgių nebuvo skiriami nei lėšos, nei pinigai. Aš manau, kad dabartiniu metu porą metų situacija pagerėjo. Ir čia sėdi tie žmonės, kurie turi padėti politikams. Jie nėra profesionalai, nėra tie žmonės, kurie galėtų žinoti, ką daryti, bet esat jūs ta visuomenės dalis, kurie turit padėti. O unikalus, sakau, atvejas, kad sporto universitetas yra čia ir būtent jeigu nebūtų tokio universiteto kaip sporto universitetas, tai aišku, sudėtinga būtų formuoti visą šitą politiką. O šiaip noriu pasakyti, kad aš manau, aš net nebejoju, kad kiekvienas iš čia sėdinčių kandidatų myli sportą, padeda sportą ir vienokiu ar kitokiu būdu yra prisidėjęs prie sporto. Ačiū. Vis dėlto pabandykime sėdėdami, jeigu manau, kad garsas tikrai neblogas, pareikšti savo nuomonę. Priminsiu, kad kiekvienas kandidatas turi po 4 minutės. Transliacija vyksta Delfi portale, per sporto televiziją, jūs esate matomi plačiai auditorijai. Na ir prie mūsų diskusijos prisijungia Tėvynės Sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, dabartinis Kauno miesto meras, kandidatas į merus Andrius Kupčinskas, kaip tik skiriamos 4 minutės apie sporto ir sveikatinimo politiką mieste. Gal vis dėlto prisėsit? Aš iš tikrųjų dėkoju už kvietimą, atsiprašau iš karto už vėlavimą, nes tiesiai iš pramonės prekybos amatų rūmų ten susitikimas buvo su Lietuvos pramonės federacijos atstovais ir visai kitas sektorius, visai kitas temos diskusija. Tai kalbant apie sportą ir sveikatinimą, tai pirmiausia, galėtume pasidžiaugti iš ties, kad viešosiuose erdvėse kur kas daugiau yra lauko treniruoklių. 2009 metais parsivežiau šią idėją iš Turkijos. Nepatentavau, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad jinai išplito po visą Kauną, po visą Lietuvą. Iš ties, jeigu pradžioje pirmosius treniruoklius vežėmės iš Turkijos, tai jau kitais metais, 2010 metais, Šiaulių įmonė viena patentavo ir pradėjo gaminti Lietuvoje. Tada jie išplito po visą Lietuvą ir džiaugiuosi, kad kiekvienais metais iš sporto, tiksliau iš sveikatinimo programos mes skiriame ne tik tai biudžetams, ne tik tai konferencijoms organizuoti lėšas, kurios yra pakankamai nemažos, 20% iš gamtos apsaugos fondo, tai sudaro vos ne 500 milijonų litų, kad būtent tai aktyviai fiziniai kultūrai propaguoti ir aktyviai sveikai gyvensenai propaguoti. Tai yra tos gal ir ne tokios minkštos priemonės, galime mes įvardinti pusiau kietos, bet iš tiesų aš manau, kad ir bendruomenės įvertino, ir seniūnijos, ir ne tik tai sporto visuomenė, bet ir aktyvioji gyventojų dalis. Tai, manau, vienas toks ženkliausių pasiekimų per 4-5 metus. Ir suprantama, kad vyresnioji kauniečių dalis nėra įpratusi lankyti sporto
halės perdavimo ar atidavimo turtinės, turtinė atveju tikrai to negaliu įsipareigoti ir pažadėti. Galima rasti kitų bendradarbiavimo formų ar naudos, ar patikėjimo, ar bendro valdymo. Panašiai kaip ir visai šalia yra tas apšilimo aikštynas, kuris yra vėl 5 metų miesto tarybos perduota patikėjimų, tai yra panaudos teise eksploatuoti universitetui. Lygiai taip pat galima žvelginti į naują perspektyvą, galvoti apie bendradarbiavimą, išnaudojant Dariaus Girėno sporto centrą būtent kitoje perspektyvoje. Tai aišku, viską atsakys į klausimus techninis projektas, bet džiugu, kad jau parengtas, suderintas detalusis planas ir su paveldosaugininkais. Dabar reikia numatyti, ko mums labiausiai reikia tiek sporto halėje, tiek Dariaus Girėno stadione. Aišku, bendrom pastangom tikrai galima daugiau pasiekti. Tai trumpai, drūtai, aš manau, kad tikrai Kaunas sportiškėja ir sveikatingėja. Plojimai. Tai buvo Andrius Kupčinskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, o dabar prašyčiau Vieningo Kauno vadovo Visvaldo Matijošaičio. Labą dieną visiems. Aš matomai, kad nenaudosiu tų 4 minučių. Iš tiesų, čia yra sėdi sporto visuomenė, kurie turėtų daugiau papasakot, ką turi padaryti kiekvienas meras. Ir manau, kad pagrindinis tikslas, kad Kaune gyventojai, tiek studentai, tiek nuo darželio turėtų galimybę daugiau užsiimti sveikų gyvenimo būdų, daugiau sportuoti. O tai reiškia, reikia paprasčiausiai atstatyti ir sukurti naujose vietose infrastruktūrą pritaikytą sportui. Tai čia galima atsisėdę visi vardyti mokyklas, stadionus, aikštynus, bet kada pasižiūri į projektus, kad ir Nemuno salos, kuris guli kokie 8-9 metai įvairios koncepcijos, tai matosi, kad nėra tempo. Mes galim girtis, kad turime Girstučio baseiną, bet jeigu tas projektas buvo daromas 7 ar 6 metai, tai jei tokiu tempu mes statysime lengvosios atletikos maniežus arba kitus projektus įgyvendysim, tai vaikai ne tik spės gimti, bet ir mokyklą gal pabaigti. Nes jeigu Kaunas atrodytų kaip bent kokie 60% druskininkai atrodo, aš tikrai čia nebūčiau, užsiimčiau verslu ir kaip mūsų Vičiūnų jaunas kolektyvas remtume toliau sportą ir skatytume. Nesimėtysiu milijonais, kaip daro Stanislovas, ir nesakysiu, kad Žalgiris čia suvalgo viską. Iš tiesų, kaip Eurolygos komanda, jinai finansuojama per mažai iš miesto, bet ir visos kitos sporto šakos. Nesimėtau milijonais, todėl kad mes žinome, kur mieste yra vietų, kur yra išleidžiami pinigai vėjais, kuriuos galima paimti ir išleisti visų miestiečių sveikatinimui ir kad Kaune būtų kuo daugiau profesionalių sportininkų ir sudaryti jiems sąlygas. Sportas yra profesionalus, nėra pigus dalykas ir iš tiesų žmonės, kurie garsina Lietuvos vardą pasaulyje, jie turi būti įvertinti, nes ir gerai uždirbti, kad net ir pragyvenimo šaltinis taptų. Gal užteks? Rinkimų daug dėmesio skiriame ir mes ne tik prieš rinkimus skiriame. Jūs paimkite iniciatyvą Judėk sveikai, kur Vieningas Kaunas yra organizavęs ir lengvosios atletikos mažinėžė, jei neklystų šiandien apie 400 kauniečių ateina ir gauna atitinkamom dienom, atitinkamom valandom profesionalias pamokas, kaip reikia bėgioti. Tai čia iš tiesų turėtų būti ne visuomeninės organizacijos rūpestis ir išlaidos, bet tai turėtų būti miesto. Ir gaila, kad tų mažniežų jų turėtų būti kiekvienam rajone, kaip ir plaukimo baseinų. Tik jeigu toks tempas bus, tai aš nesulauksiu,
o anūkai mano gali išvažiuoti į Vilnių mokytis. Labadiena visiems. Iš tikrųjų, visi gražiausi mano metai praleisti sporte. Teko pereiti ir sportininko kelią, ir trenerio. Esu Lietuvos nusipelnęs treneris. Lietuvos orientavimo sporto federacijos prezidentu buvau išrinktas 88 metų gruodžio 10 dieną ir jau kitą dieną dalyvavau atkuriant Lietuvos tautinio olimpinį komitetą. Po to visi sekė įvykiai, iš tikrųjų, ir mano tas dalyvavimas tiek kuriant federaciją, tiek plėtojant klubus, jisai buvo pagrindinis mano užsiėmimas, bet galiausiai vis tiek matyt atėjo laikas, kada teko pasukti politiką. Bet dabar irgi taip susiklostė, kad esu Kauno miesto tarybos švietimo ir sporto komitete ir irgi nesu nutolęs nuo tų reikalų ir problemų. Bet kadangi dar buvo pasakyta, kad reikia, kad galėtų dalyvauti su kandidatais ir komandos nariai, tai aš matau vieną mūsų komandos narį, Vytas Narski, kurį noriu pristatyti, tai ilgametis Dariaus ir Girėno sporto centro vadovas ir Lietuvos sporto universiteto tarybos narys. Taip. Tai dabar kalbant apie mūsų požiūrį į sportą, aš manau, čia nelabai gausis debatai, nes labai panašiai visi kandidatai kalba, pozicijos panašios, iš tikrųjų kalbama apie didžiojo sporto arba aukšto sportinio meistriškumo ir to sveikatingumo balansą. Iš tikrųjų aš galiu pasakyti, kad mes irgi šiandien buvo posėdis savivaldybės tarybos kūno kultūros ir sporto fondo ir vėlgi ten 1,7 karto padidintas yra finansavimas būtent šitam punktui, būtent nevyriausybinio organizacijų rėmimas, nes aš manau, čia yra pagrindinis dalykas, jeigu mes siekiam tikslo, kad būtų įtraukta kuo daugiau žmonių į aktyvų gyvenimą, kad būtų, augtų jaunoji karta sveika, aišku, fizinio lavinio pamokos vienas dalykas, bet nevyriausybinio organizacijų veikla, jų tinklo išplėtojimas, dėmesys joms ir paskatinimas kiekvienos tos iniciatyvos, pastebėjimas, tai aš matau, čia yra dabar 2 dienas dirbantis naujasis sporto skyriaus vedėjas savivaldybės Mindaugas Šivickas. Tai aš manau, iš tikrųjų labai svarbu šitas požiūris ir manau, kad politikai po rinkimų užduos tokį toną būtent, kad būtų atkreiptas dėmesys į kiekvieną klubą, į jų organizuojamus renginius, į kiekvieną iniciatyvą ir tikrai nereikia daug lėšų tam. Reikia dėmesio, reikia teigiamo požiūrio ir paskatinimo kartais, įvertinimo. Tai apie tą nesiplėtojant toliau, aišku, kitas dalykas apie sporto infrastruktūrą turbūt reiktų pakalbėti ir gaila, kad per 3,5 metų tik detalusis planas paruoštas stadiono, galėjom jau, taip sakant, pasistumėti toliau, bet visgi tikiuosi, kad mums dar pavyks jį sutvarkyti ir čia vyks pačios svarbiausios Lietuvos sporto varžybos ir ne tik lengvosios atletikos, bet ir futbolo ir kitų. Lygiai taip pat galvoju, kad visiškai būtų protingas sprendimas vietoje apšilimo aikštės, kad pastatyti maniežą, tai padaryti tokį centrą, tas gaivintų ir stadioną ir būtų kompleksas atitinkantis visus reikalavimus, nes man atrodo, kad apšilimo aikštės stambioms tarptautinėms varžyboms maniežas irgi atitiktų tuos reikalavimus. Aš stebėjau Šveicarijoje vykusi čempionatą praėjusią vasarą, ten maniežė apšilinėjo. Taip, kad manau, kad yra daug darbų, reikia tik tai suprasti, sudėlioti prioritetus ir judėti pirmin. Ačiū, Rimantas Mikaitis. O dabar kviečiu 4 minutės sporto skatinimo strategiją išdėstyti Saulių Misevičių, visuomeninis judėjimas Dirbam Kaunui. Prašau. Labadiena, aš pats nekandidatuoju į merus, todėl ir nesu profesionalus politikas, todėl negaliu būtent pasakoti, kokie skaičiai, kokios lėšos bus skiriamas atėjantiems, sakykime, metams arba 4 metams. Tačiau Gintauto Labanausko komanda Dirbam Kaunui, ji mato 2 strategijas būtent susijusias su sportu.
Pirma strategija tai yra tai, kad šiai dienai būtent vyresni žmonės, kurie turi tikrai labai mažas pajamas ir negali sau leisti mankštintis treniruoklių salėje, o dažnai treniruotės, kurias daro būtent lauko treniruokliuose, jos ne visada yra teisingos ir dažnai netgi gali tapti žalingos. Reikia galvoti apie tą žmonių kartą, kuri, na, sakykime, atvedė mus iki tol, kad mes šiandien sėdim toj salėje. Antra, tai, kad Kaunas, nežiūrint tai, kad Kaunas yra Lietuvos širdis ir būtent čia yra sporto universitetas, tikroji sportininkų kalvė, būtent organizatorių kalvė, šiek tiek užleido būtent, na, sakykime, tokias sritis, kurios anksčiau garsėjo, tai yra rankinės. Tik tai šiemet vėl į aukščiausią lygą sugrįžo futbolo komandos. Na ir visas dėmesys buvo skiriamas, na, kaip jau anksčiau buvo sakyta, vienai komandai, vienai sporto šakai ir viena sporto šaka pagrindė atstovavo Kauną. Vienaip ar kitaip Kauno vardą garsina visos meistrų komandos, kiekvienoje sporto šakoje ir gražu būtų, kad tų sporto šakų Kaune būtų aukščiausioje lygoje arba tarptautinėje lygmenyje žymiai daugiau negu kad šiai dienai yra. Dar viena problema, kuri, sakykime, nuo to laiko, kada aš atėjau prie sporto, sovietiniais laikais buvo kalbama, kad jaunimas nepasiruošė sovietiniai armijai tarnauti, buvo kreivų šlyvų, negalėjo jas imti į armiją. Dabar mes kalbam apie tai, kad mūsų visuomenė grįžta, na, į tą pirmykščio žmogaus būseną, kada stuburas lenkiasi, mes lenkstam prie žemės. Taigi atsiranda kita problema, jeigu seniau mes negalėjom vaikų atbaidyti nuo gatvės, šiandien mes jų negalim atbaidyti nuo kompiuterio. Taigi nėra įdomių renginių jaunimui arba neturime mes tokių renginių, kaip kad ankstesniais laikais galbūt dažnai buvo renkami jaunimo vakarai, jaunimo sporto įvairių organizacijų susitikimai, varžybos ir tokiu būdu pritraukti visuomenę būtent domėtis aktyviuoju sportu. Visiškai praktiškai šiai dienai, bent iš šalies man taip atrodo, aš nesu savivaldybės darbuotojas ir negaliu pasakyti, kad tiksliai taip ir yra, tačiau iš šalies atrodo, bent su tom, kuo aš susiduriu, visiškai yra neišnaudojami sporto universiteto studentai, kuriems, kaip jau kalbėjo vienas iš kandidatų, būtų reikalinga, kad jie dalyvautų sporto mokyklose, fizinių lavinimo pamokose, nes kartais vienas mokytojas nesusitvarko su visa grupė, neužima jos taip, kaip reikėtų. Lygiai taip pat būtų svarbu, kad būtent tie patys studentai galbūt savaitgaliais pabudėtų prie tų visuomeninių aikštelių, kur ateina mankštintis įvairiausi žmonės su įvairiausiu fiziniu pasirengimu. Taip pat būtų labai gražu, kad būtent studentai, būtent ta visuomenė, kurią mes šiandien matom, būtų aktyvesnė organizuojant pačius kauniečius dalyvauti sveikame gyvensenos būde. Tai yra tai, kad eitume galbūt kiekvienam rajonui. Atsiprašau. Ačiū. Labadiena, dėkoju už suteiktą erdvę, atstovauju Aušrą Ručienę, Tvarka teisingumas. Gerbiami miesto merai, gerbiama sporto bendruomenė, gerbiamas vedantysis, norėčiau trumpai pristatyti tai, ką mūsų partija analizuoja ir tai, ką norėtų nuveikti Kauno mieste ateinančią kadenciją. Na, iš tikrųjų, man labai malonu bendrauti su jumis mano gimtoji alma mater. Čia aš gavau bakalaurą, čia gavau ir magistrą. Taip pat 2 metus buvau Lietuvos sporto universiteto dabartinio, tuo metu buvo Lietuvos kūno kultūros institutas, po to buvo Lietuvos kūno kultūros akademija, studentų atstovybės prezidentas. Kaipgi tas Kaunas atrodo ir kokią mes turime tą jaunimo sporto ir skatinimo ateitį ir kas vyksta šiuo metu. Beanalizuojant tą situaciją ir beimant sporto programą, kaip žinau, naujausias dokumentas turėtų būti Kauno mieste patvirtintas kovo mėnesį ir jisai yra dabar paruoštas. Tačiau reikia pasakyti tai, kad
iš tikrųjų ta situacija galbūt ir nėra tokia džiuginanti. Norėčiau dar prieš tai pristatyti ir trumpai savo komandą. Šiandieną partijos, taip pat ir rinkimų sąraše yra ponas Vytautas Girnius, jisai yra Lietuvos Aklųjų sporto federacijos vykdomo komiteto narys ir Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubo Sveikata vadovas. Taip pat parolimpinių žaidynių Seule čempionas, gavęs 2 aukso medalius ieties ir plaukimo ir penkiakovėje. Taip pat Bičiulaitis Vidas, sporto mokykla Gaja, sporto treneris, pasaulio bokso bronzos medalio nugalėtojas ir Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse bei 14 kartų Lietuvos čempionas. Ir Rokas Naruševičius, Lietuvos braziliškojo džiudžitsu sporto federacijos prezidentas ir daugkartinis Lietuvos čempionas. Reikia pasakyti, kad vyks ne tik rinkimai į merus. Vyks rinkimai ir į tarybą, todėl aš didžiuojuosi, jog mūsų partijoje yra daug sporto atstovų ir visi išvardyti žmonės ir ponas Vytautas Girnius yra pirmajam penketuke. Tai yra žmogus, kuris profesionaliai žino taip pat ir neįgaliųjų sportą. Tačiau į sportą mes žiūrim ne tik tai kaip į jaunimo ugdymą, bet taip pat kaip ir į Kauno ekonomikos variklį. Turėkime omenyje, kad Kaunas ir kaip žinia meras parvežė labai gerą naujieną, jog vaikų žaidynės vyks Kaune, tai yra ir didžiuliai pinigai. Todėl Kaunas yra sporto lopšys nuo senovės, tačiau reikia turėti omeny ir tai, jog pritraukimas tų žmonių, kurie yra sportininkai ir tuo pačiu turistai, miestui taip pat aktualu. Tačiau žvilgtelkim, kaip mes atrodome. Į Kauno sporto mokyklas einantis vaikai turi mokėti tarp 6-7 vidutiniškai eurų. Kai kuriuom šeimom tai visgi našta. Todėl vieną mėnesį nesumokė, antrą mėnesį, paskui vaikai, kaip žinia, ir nebeina. Toliau žiūrint į tai, kodėl jaunimas nenori sportuoti, mes turime įsianalizuoti, mes galim pristatyti masę įvairiausių treniruoklių, atvirose, uždarose erdvėse. Bet kur yra problema, jog jaunimas nenori eiti sportuoti. Kiek mokyklose išduodama atneša vaikai pažymų, kad jie negali eiti arba paskutinė diskusija apie tai, jog galbūt mokyklose reikėtų palikti šitą discipliną kaip laisvai pasirenkama. Čia yra didieji atsakymai ir klausimas, kiek mes ugdysime toliau ir kiek Kaunas kaip sporto lopšys toliau ugdys čempionų ir turės sveiką visuomenę. Kaip žinia, Seime neseniai buvo konferencija skirta vaikų ir jaunimo sveikatingumui ir buvo pateikti labai įdomus duomenys tiek apie stuburo laikyseną, tiek apie vaikų sportą, apie tai, kiek vaikai sportuoja ir kokia yra ta jų sveikatos būklė. Na ir baigdamas noriu pasakyti apie tai, kad ne vien tik finansavimas viską lemia ir fizinio lavinimo mokytojų, patriotizmas, noras ugdyti vaikus ir apskritai pats sužadinimas tiek kauniečių noro judėti, tiek jų paskatimo išeiti atviras erdves ir treniruotis. Dėkoju. Labadiena. Na, tiesiog jau visi viską išsakė, visą kritiką, visus pasiūlymus, tačiau aš manyčiau, kad ko gero mes esam tos kartos žmonės, kai dar tuomet buvo sportas visiems įdomus. Todėl tiek daug sportininkų mūsų tarpe ir kandidatų tarpe. Aš pats taip pat esu prie sporto susijęs su sportu, šiuo metu esu Muay Thai Tailando bokso federacijos prezidentas, taip kad nuo sporto, nuo jaunystės iki dabar niekaip nenutolau. Čia gal aš trumpai tada tik paliesiu vieną tokią, mano manymo, aktualią temą. Kai kas minėjo, jog gaila, jog mažai bendradarbiaujama su sporto universitetu. Kiti siūlė įtraukti sporto universitetą į aktyvią veiklą kartu su miesto savivaldybė. Aš tik noriu priminti, kad 2003 metais kartu su kolega Vidu Gedvilu, tuo metu jisai buvo prorektorius sporto universiteto, su savivaldybė mes pasirašėm bendradarbiavimo sutartį, kurioje buvo numatyta kurti sporto parką. Kiek praėjo? Praėjo 12 metų. Kokį rezultatą turim? Nulinį. Kodėl?
Nežinau, neturiu atsakymo, nes pats nesu jau gerus 7 metus miesto taryboje, tad negaliu atsakyti. Aš manau, kad iš tikrųjų visą tai reikia atgaivinti, nes čia yra gera teorinė bazė, puikia teorinė bazė. Ir tik tai su specialistais miestas gali vystyti ir sveikatinimo programas, ir profesionalų sportą paremti. Štai čia yra tai, ką mes galėjom turėti ir 12 metų neturėjom. Ir dabar vis dar kalbam apie tai, kad yra rengiami detalieji planai labai ilgai. Tai kodėl? Kolegos, tai čia tie patys kolegos, kurie sėdi, taip pat yra ir miesto taryboje. Kodėl tada netrumpinami tos biurokratinės užkardos? Tai yra čia jau bendra problema, ko gero, aš manau, miesto tarybos ir administracijos darbo. Tai ne vien tik tai susiję su sporto objektų, detaliųjų planų rengimu, bet ir apskritai su galimom investicijom į miestą. Štai todėl mano manimu yra pirmaeilis uždavinys atnaujinti šitą pasirašytą sutartį, kuri buvo, ir pasižiūrėti, ko trūksta, ko reikia. Ir tik tai tokiu atveju mes turėsim sisteminį požiūrį į miesto sveikatinimo ir sporto vystymo problemas ir jų sprendimą. Mes siūlome vieną iš tokių galimybių, kaip paremti sporto organizacijas, tai suteikti arba atleisti tiksliau nuo nekilnojamo turto, žemės mokesčių. Tas organizacijas, tas firmas, kurios paremtų sporto organizacijas, tai galėtų būti, sakykime, nuo 30 iki 50% nuo investuotos sumos. Ir tokie modeliai jau yra Lietuvoje, jie egzistuoja. Taip kad čia šioje vietoje tikrai išradinėti dviračio nereikia, reikia tik tai imti tai, kas jau yra ir daryti. Dar 20 sekundžių turite išnaudoti. Balsuokit už sąrašą numeris 11. Velikas Tamašauskas, Lietuvos Laisvės sąjunga, liberalai. O dabar paprašyčiau ir atiduodu kandidatus į jūsų rankas. Užduokite klausimus. Tie, kurie nori duoti klausimus, iškart šalia yra mikrofonas, prieikite prie mikrofono, prisistatykite ir laukime jūsų klausimų. Ir dabar diskusija jau bus gyvesnė. Jau galima. Labadiena visiems kandidatams, labadiena visiems sporto entuziastams, treneriams ir Lietuvos sporto universiteto darbuotojams. Mano klausimas, gal pradžioje aš tokį palinkėjimą visiems kandidatams, kurie svajoja tapti merais ir tikriausiai kažkas iš jų tikrai taps. Kaunas turi unikalią galimybę, turi šitą Lietuvos sporto universitetą, kurio bazėje šiandien mes susirinkę. Padaryti ilgalaikę sporto ir sveikatinimuose strategiją kartu su universitetu ir kad jinai būtų pagrįsta rimtais sporto ir mokslo pasiekimais ir kad jos negalėtų ilgai pakeisti atėję vieni ar kiti politikai, kurie bando atėję įtakoti ir daryti viską atvirkščiai, negu buvo iki tol. Sakykime, kas buvo gera palikti ir kas nelabai, tai neženkliai taisyti. Tai toks palinkėjimas. O dabar mano klausimas būtų, kadangi vieną moterį turim kandidatę, gerbiamai Orintai Leiputei. Šiai dienai socialdemokratų partijos atstovai randasi, sakykime, Kauno sporto srities pagrindinėse gretose, tai valdote sporto skyrių, valdote Dariaus ir Girėno sporto centrą. Kaip Jūs manote, kiek laiko reikės atnaujinti Dariaus ir Girėno sporto centro bazę, jeigu taip jau tiksliau būtų galima, ir kokias naujoves Jūs paruošia, kad sporto skyrius įgyvendins irgi artimiausių metų, nes mano žiniomis tai treneriai, kurie šiandien uždirba tikrai labai nedidelius pinigus, jie negali toliau taip gyventi, taip dirbti, mes prarandam savo geriausius specialistus, kurie išvyksta, jeigu ne į užsienį, tai bent jau į sostinę. Ačiū. Dėkoju už klausimą. Pirmiausia, dėl sporto halės ir stadiono.
Tai manau, kad visi darbai yra daromi ir labai intensyviai. Direktorius yra naujas ir čia klauso mūsų pokalbio, diskusijos. Be abejo, kartu su savivaldybės administracija dedamos visos pastangos, kad stadionas taptų prioritetiniam sąraše vyriausybei, kad gauti atitinkamą finansavimą dėl atstatymo, dėl rekonstrukcijos, renovacijos, nes šiai dienai tai vienintelis praktiškai Lietuvoje esantis normaliausias stadionas, kuriam reikia pradžiai šiek tiek nedaug, kad jau galėtume tam tikros rūšies varžybas daryti, bet be abejo investicijų reikia apie 20 milijonų. Aš manau, kad jūsų atliktas tam tikras darbas, tai bus į jį atsižvelgta, būnant direktorium, bet veržlus naujas direktorius tikrai bendradarbiauna su savivaldybė ir naujai konkursą laimėjusiu sporto skyriaus vadovu, mins kelius tiek ir vyriausybei, tiek ir savivaldybei, kas bebūtų išrinktas mero. Aš manau, kad bet kurio mero prioritetas bus stadionas. Mes turim Žalgirio areną, bet tai yra nepakankama ir kitos sporto šakos galėtų puikiausiai sportuoti halėje, kas vyksta ir dabar, tik tai tiek, kad aišku reikia investuoti, reikia tvarkyti tribūnas, reikia dengti, reikalinga ir VIP tribūna ir netgi visą aplinką sutvarkyti. Kitas klausimas buvo jūsų... Litais, atsiprašau, 20 milijonų litais. Manau, kad visi įsivaizduom ir galim perskaičiuoti. Tai daromi žingsniai tai, kad jau bent jau prasidėtų arba atsirastų prioritetiniam sąraše dar 15 metais, tai yra jį koreguoti. Savivaldybė, tiek stadiono vadovas iš savo pusės yra padarę viską, kad taip atsitiktų. Bet aš manau, kad realu tai galėtų būti pradžia reali 16 metai. Bet jeigu mums pavyktų įlipti į tą lentelę, kuri yra 15 metais, kad atsirasti prioritetinių darbų, prioritetinių projektų sąraše. Dėl sporto mokyklų, tai savivaldybėje veikia 10 sporto mokyklų ir aš manau, kad gal kiek ir neformalaus ugdymo krepšelis kažkiek prisidės prie finansavimo. Manau, kad savivaldybė tiek, kiek gali, pagal esamus krūvius treneriai ir uždirba, bet aš suprantu, kad tai yra, žmonės negali išgyventi vien tik tai iš to darbo. Visą tai yra suprantama, kaip ir suprantama, kad ir vaiką išleisti sportuoti nepakanka vien sumokėti už būrelių, už treniruočių mėnesio laiką, bet reikalinga yra apranga ir visi kiti dalykai. Tai aš manau, kad tai priklauso tiek nuo savivaldybės, tiek ir nuo valstybės požiūrio į sportuojantį jaunimą, kuris turi tai daryti nuo mažumės, kad tai taptų įpročiu. Ir aš atsiprašau dar, kadangi buvo trukdžiai, aš nepaminėjau dar vieno kandidato atvykusio kartu su manim į tarybą, tai yra Valdas Šidlauskas, taip pat sportininkas, sporto bendruomenės narys. Nenoriu girtis, bet galiu pasakyti, kad Dariaus Girėno stadiono iš viso galėjo nebūti. Kai 2007 metais tapau vicemeru, buvo minčių ir labai rimtų veiksmų jį privatizuoti. Ir tada aš sukau galvą, ką padaryti, kad šis stadionas nebūtų privatizuotas ir ten nebūtų pastatyti kotedžai, o vienuose planuose mačiau ir viešbutuką. Na ir tada sugalvojau įtraukti šį stadioną į kultūros paveldą. Tai buvo atlikta pusiau slaptai, po to ir spauda rašė, kad viskas buvo padaryta tyliai. Na ir kai buvo įtrauktas šis stadionas į kultūros paveldą, jau paskirties jo keisti niekas negalėjo. Ir Vladimiras Romanovas, vieno šou metu, kuriame mes su juo dalyvavome. Aš nesakysiu to žodžio, ką jis man pasakė, bet aš gražiau pasakysiu, jis pasakė, tai pavogiai vis dėlto iš manęs tą stadioną. Dar atliepiant dėl Dariaus Girėno stadiono, kolega Rimantas paminėjo, kad 2 metus buvo rengiamas detalusis planas, tai
tegul man pasako, koks kitas detalusis planas buvo greičiau suderintas ten, kur yra kultūros vertybės. Tai iš ties stengiamės iš pieties, nors atrodo, kad tame detaliajame plane nieko naujo nenurodėme, išskyrus, kad VIP tribūna ir kad pastumėm tablo į kairę pusę link taip vadinamų tualetų tenai. Atsiranda nauja VIP tribūna su rūbinėmis, su dušinėmis komandoms būtent ir esminė tik tai pakeitimo detalaus plano paskirtis būtent, kad naujas statinys atsirastų būtent tenai link ąžuolyno. Tai per du, aišku, atsiranda tenai ir truputį pagražinimai pačių dangų, bet iš esmės ribos nesikeičia, niekas per daug nesikeičia. Deja, paveldo institucijose tas planas ilgokai buvo derinamas. Dabar džiaugiuosi, kad yra skirta apie 100 000 litų techniniam projektui parengti ir aš manau galutinai tikrai kartu su naujaja perspektyva, ypač kadangi Žaliakalnis įtrauktas į integruotų teritorijų sąrašą, tikrai realu, kad tie 20 ar daugiau net milijonų, nors techninis projektas projektuojamas būtent 20 milijonų, kad tiek haliai, tiek stadionų ištektų, kad ir stadionas atitiktų C kategoriją, kad iš tiesų ir galėtų rimtos varžybos vykti. Na, o iš kitos pusės iš ties noriu pasakyti, kad jeigu statyti maniežą šitoje dalyje, kur dabar yra atviras apšilimo, ne maniežas, o aikštynas, tai galiu pasakyti, taip pat reikės paveldo suderinimų. Norai geri, bet iš tiesų tuos suderinimus gali tekti ilgokai jas derinti. Kitas dalykas, aš tik tai dar dėl Žaliakalnio sporto slėnio noriu pasakyti, tai kai du partneriai kažką daro, tai kažkas gaunasi, bet kai dėl Žaliakalnio sporto slėnio buvo 15 partnerių steigėjai, tai kad ten kažkas gautųsi tikrai buvo nerealu. Ir iš tiesų dėl to ta viešoji įstaiga projektas dėl to ir dėl globotinių stokos turbūt ir neteko dėmesio. Ačiū už atsakymus, ar dar turit klausimą ir prašau. Labadiena. Antanas Karvalius, šio universiteto darbuotojas ir rankinio mylėtojas altruizmo veikla. Džiugu, kad iš 9 esančių su mumis sutikime 5 susijęti su sporto universitetu. Kadangi klausimai buvo apie sporto, Dariaus ir Girėno sporto centro, man tai artimiausia tiesiog sporto galė, tai klausiu aš ir toliau. 1,5 metų sportavom, išleidom 62 900, 7,5 tūkstančių likom skoloj, litais tai skaičiuoju, direktorius žino. Vienos rungtynės 900 litų Lietuvos, tarptautinės 2000, viena treniruotė 450. Nerealu toliau treniruotis. Dėkoja merui, kad skiria Akmenės Žalgirio komandai, socdemai pažadėjo padidinti. Tai klausimas mano būtų toks. Dėl to, kad nėra profesionalių komandų rankinio, šiuo metu Kaune nėra ne vienos, 4 lietuviai baigė vidurinės mokyklas, išvyks į užsienį, atstovauja Austrijos rinktiniai. Reiškia, mūsų investicijos biudžeto lėšom sporto mokymo įstaigom išlaikyti nuėjo šunį ant uodegos. Kadangi negalim sportuoti Portugalijai, žiūrovai į kitas sporto sales nenori ir lankosi. Kaip tą klausimą galėtumėt spręsti? Ačiū. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, sporto komandoms, ypatingai žaidimų komandoms, labai daug kainuoja lėšų būtent sporto salės. Mes turim ne tik tai rankinio komandas, bet turim krepšinio komandas, tinklinio komandas ir daug biudžeto pinigų išeina būtent salių nuomai. Dar 2004 metais, kai teko dirbti čia universitete, mano buvo visą laiką svajonė ir kalbėjau ir su čia daugelis, kai kurie buvo ir merai, ir vicemerai, teko būti ir kabinetuose ir dalyvauti. Visada sakiau, kad reikia Kauno sporto halę perduoti sporto universitetui. Nesvarbu, kaip ten gali meras dabar pradėti kalbėti, kad nėra galimybių, taip toliau. Visos galimybės yra. Šiuo metu, jeigu būtų perduota sporto halė sporto universitetui, tai būtų labai logiška. Švietimo ministerija įsipareigojo ir buvo kalbama su premjeru 500 000 kiekvienais metais duoti tos sporto salės išlaikymui.
Aišku, galbūt neužtektų tų pinigų, bet tai jau būtų didžiulė parama ir komandom atpigtų žaidimas. Ir toj sporto haliai galėtų žaisti, kadangi Žalgirio arena žaidžia tos mūsų jau elitinės komandos, tai tos sporto salėje galėtų nuo ryto iki vakaro žaisti studentai, moksleiviai ar dar kiti. Kodėl dar iki šios dienos šitas dalykas nėra padarytas, tai man visiškai nesuprantami dalykai. Čia tiesiog reikia noro, nes vyriausybės yra sutikimas, švietimo ministerijos yra sutikimas, reikia ieškoti galimybių, teisinių galimybių, kaip sporto halę perduoti ir gali pagaliau žaisti tos komandos visos nemokamai. Kodėl jūs turi mokėti, jeigu švietimo ministerija ten padeda, pavyzdžiui. Nes jos yra švietimo įstaigos, dažniausiai tai yra studentiškos komandos ir daug studentų ten žaidžia. Tai aš visų pirma norėjau replikuoti merui, kad ne 15 buvo steigėjų, o tai buvo 5 steigėjai, Kauno savivaldybė, Birštono savivaldybė, Technologijos universitetas, Sveikatos universitetas ir Sporto universitetas. Ir kaip tik visiškai pritariu, šį kartą tenka pritarti, kadangi mes tuo metu kartu ir sėdėm ir kartu šitą projektą darėm, kad vėlgi atgaivinus šitą Žaliakalnio slėnio idėją, kaip tik ir galima būtų halę perduoti šiai organizacijai. Tai aš manau, būtų sėkmingas ėjimas. Girdėjau skaičius, 900, 2000, tai labai nedaug, dar jūs mokėjote už sporto halę, nes kada... Mums labai daug. Aš sakau iš tą, ką aš girdėjau, nes iš tiesų, kada Bičiaistė žaidė Eurolygoje moterų komanda krepšinio, tai mes mokėdavom virš 7000 ir į metus mes sumokėdavom apie 100 000 Kauno miesto savivaldybei už tai, kad mums leidžia Eurolygos varžybas organizuoti. Ir bilietų mes nerinkdavom. Būdavo laisvas įėjimas, už tai buvo pradėjęs populiarėti moterų krepšinis, ką ir dabar matome Kauno moterų komanda, kad irgi gerai stovi. Jeigu galima, tada iš tikrųjų yra labai paprastas mechanizmas, tik reikia apsispręsti ir taip daryti. Tai kadangi savivaldybė vis tiek remia sporto žaidimų komandas, ar ne? Irgi šiandien patvirtintam tam Kūno kultūros ir sporto fondo samatoj yra eilutė, kur žaidimų komandoms irgi padidėja 1,2, gal beveik 25% finansavimas. Tai reikia tiesiog skirti sporto bazės išlaikymui. Yra tokia praktika užsienį, visur savivaldybės remia klubus, pirmiausia, skirdamos nemokamai sporto bazės žaisti vietiniams komandoms arba užsiminėti sportininkams. Ir tai nėra jau seniai sugalvota ir tiesiog reikia tą padaryti. Tai skirkim, reiškia, apmokėkim sporto halės nuomą, o komandos žaidžia tiek, kiek jom reikia, sudarom grafiką ir bus aiškiau ir tada sporto centras nebus pakibęs, nes jie irgi iš komandų paskui negauna, komandos įsiskolina, prasideda kažkokie tai teisminiai ginčai. Tai visų šitų dalykų galima išspręsti vienu paprastu sprendimu. Tai manyčiau, kad visi žino, kad halės įkainius tvirtina miesto taryboje. Ir turto perdavimas neišspręs šitos problemos. Manyčiau, kad sporto universitetas taip pat turi ką veikti ir dabar gavo naujas patalpas, sporto ten viešbutį yra, dar Birštonas reikėtų susitvarkyti šitas esamas bazės, o ieškoti galimybės didinant finansavimą per komandas ir mažinant įkainius, tada komandom atsiras didesnė galimybė, platesnės galimybės žaisti sporto halėje. Bet pastatų perdavimas čia taip pat kaip pavadinimų keitimas problemos neišsprendžia. Labai trumpai, jeigu galima dėl įkainių, tai aš noriu pasakyti, dėl turto nesiginčysiu, nes mano įsitikinimu galioja bendras įstatymas, valstybės ir savivaldybių turto disponavimo įstatymas. Jisai nenubrėžia, kad jeigu perduosi valstybės lygmenin turtą, tai padidės finansavimas. Lygiai taip pat vyriausybė turi ar ministerija galimybę skirti finansavimą ir savivaldybės valdomam turtui. Tai čia ne problema, čia kažkoks yra užslėptas dalykas ir požiūrio klausimas.
Dėl, sakykime, dėl įkainių, tai noriu pasakyti, išties prieš 2 metus buvo gera tvarka. Mes tvirtindavom sporto rėmimo programą ir visada prie atitinkamos komandos padėdavom žvaigždutę ir pastabą, kad privaloma atitinkamai žaisti sporto halėje. Paskui praėjusiais metais, ar jau nematydamas vedėjas perspektyvos savo, kadangi jam pensija ir išėjo į kitą darbą, jisai tas žvaigždutės kažkaip stebuklingai nuėmė. Ir komandos labai džiaugiasi iš dalies, sako, mums daugiau padidėjo finansavimas, bet kitos pradėjo vengti halės ir taip toliau. Aš tikiuosi kovo 5, kada mes ten tvirtinsim sporto rėmimo programą, kad tos žvaigždutės ir naujam vedėjui, tikiuosi, irgi jisai atkreips į tai dėmesį, kad tos žvaigždutės vėl atsirastų, tada ir iš tikrųjų įsigyvendins ta perspektyva ir tas noras, kad būtų komandos labiau žaistų halėje ir apmokama už tas paslaugas. Ačiū už atsakymą. Na ir dar prašau pasistatyti jūsų klausimą. Labą dieną, gerbiami merai dabar, kiek suprantu, ne kandidatai. Esu Dainius Šiuprinskas, atstovauju Tornado krepšinio mokyklą. Tai ne privati, tai ne biudžetinė organizacija, yra, kaip minėjo gerbiamas Stanislovas, yra 39 berods biudžetinės ar 40 sporto mokyklų ir išleidžiama beveik 39 milijonai jom išlaikyti. Tai norėčiau kandidatų, pirmiausiai, aišku, kai kuriuos padėkoti, tai ir kur bendradarbiaujam su šitais kandidatais, kur sporto kartu kūrėm pačią. Pirmas klausimas ir pagrindinis būtų, kaip jūs įsivaizduojate ateities privačių ir neprivačių sporto organizacijų finansavimą ir bendradarbiavimą, nes tai, sakysim, yra didelis labai ženklus skirtumas iš fondo ir iš tiesiogiai, ką paminėjo, skiriama biudžeto pinigų. Ir antras klausimas prie to pačio, čia buvo daug kalbama apie pačią infrastruktūrą, sakysim taip, tai mes jau eilę metų bandome su miestų pagalba bandyti kažką pastatyti, ar tai, kad būtų naudinga visam miestui, bet tai sunkiai kol kas pagal įstatymus įgyvendinama, nes negali nevalstybinės organizacijos gauti iš miestų bent panaudai žemę, sakysim taip. Tai kaip galima būtų padėti šitam bendradarbiavimui ir, sakysim, nevalstybiniai organizacijom padėti netgi su salėm ir tai pagelbėtų sportą. Tai ačiū, gal kažkas konkrečiai. Tai aš tiesiog noriu Dainiui padėkoti, tikrai labai gerą darbą daro, būdami negaudami iš valstybės lėšų, išlaiko apie 3000, jeigu 600, padauginau truputėlį, 600 vaikų, bet jeigu užima 600 vaikų Kauno mieste ir dirba savarankiškai, nieko neremiami, tai irgi duoda rezultatą, tai pasako, ką gali padaryti žmonės. Šiaip noriu pasakyti, kad čia sėdi kartu mūsų ir liberalų sąjūdis, darbo partija, socialdemokratai, tai mes priimdami biudžetą priėmėm tokį sprendimą užregistruotą įstatymo pataisa, kad neformaliam ugdymui skirti 15 eurų kiekvieną mėnesį, kiekvienam vaikui. Nepriklausomai, kur jisai dalyvaus, kokiam ar sporto būrelį, ar meno būrelį, nuo spalio 1 dienos šitas įsigalioja įstatymas ir kiekvienas vaikas ateidamas į sporto mokyklą atsineš tas lėšas. Yra papildomos biudžeto lėšos, tai nebuvo nuplanuota valstybės biudžete, bet tačiau nutarė Seimas, kaip sakyti, savo sprendimu priėmė tokį nutarimą. Tai nors nedidelė dalis, jeigu jūs 600 vaikų turit, padauginkite iš 15 eurų, jūs žinosit kiekvieną mėnesį, kiek atneš jums vaikai eidami į jūsų treniruotę. O dėl sporto bazių, aišku, privačios mokyklos yra, savarankiškai jos dirba, jos yra privačios, tai artimiausiu metu niekas nėra, kiek aš žinau, niekas nėra numatyta dėl bazių klausimų arba dėl sporto bazių klausimo sprendimų. Na tai iš tikrųjų Seimo pirmas vicepirmininkas pradėjo, aš noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad liberalų sąjūdžio iniciatyva buvo Seime ir kad kolegos, kurie supranta sportą, palaikė. Mes darėm tokį susitikimą, kvietėm Kauno neformalaus ugdymo
atstovus įstaigų, būrelių, reiškia, atstovus į susitikimą ir buvo atvažiavęs Gintaras Steponavičius, diskutavome apie įdiegimą, apie, sakykime, tas naujas galimybės. Iš tikrųjų didžiulis susidomėjimas buvo ir aš manau, kad reikia išnaudoti šitą progą, bet labai svarbu, kad šita iniciatyva vėlgi jinai nebūtų kaip nors suvaržyta, kad iš tikrųjų pasiektumėm tų tikslų. Nes tikslai buvo, kad išplėsti užsiiminėjančių būreliuose, sportuojančių skaičių, kad įtraukti kuo daugiau, reiškia, vaikų. Tai labai svarbu, kad nebūtų ten suvaržymų visokių ir kad galiausiai vėlgi, kad ne biudžetinės tik organizacijos galėtų pretenduoti. Jo, tai o kitas dalykas dabar, mes turim biudžetinės sporto mokyklas, mes turim klubus ir dabar neformalaus ugdymo vaikai, kurie, iš tikrųjų, su tuo krepšeliu galės įsijungti, tai labai svarbu, kad lėšos būtų tinkamai apskaitytos. Ir čia mes prieinam prie skaidraus lėšų panaudojimo. Tai mes žinom, kad klubuose yra tie patys vaikai, dažnai sporto mokyklų grupėse yra tie patys vaikai. Dabar jeigu neformaliuose organizacijose ir vėl pretenduos su tais pačiais vaikais, sąrašai dubliuosis ar netgi trigubinsis, tai čia bus bėda. Tada tikrai tų tikslų nepasieksim. Reikia išplėsti tą ratą. Todėl yra toks siūlymas galvoti apie apskaitą vėl, apie būtent galbūt sportuojančio kortelės įdiegimą ir panašiai. Šiais laikais visas tas technologijas galima panaudoti ir iš tikrųjų tada mes pasieksim tos tikslus, tos lėšos bus panaudotos teisingai ir kryptingai. Mintelė. Man atrodo, kad čia, kai visi prisistatinėjo, daug kalbėjo, galbūt prasprūdo mano pasakymas, kad mes esame numatę modelį nevyriausybinių sporto organizacijų finansavimo. Tiesiog pakartosiu, jog jeigu atsiras įmonės, firmos, kurios finansuoja tokius nevyriausybinius klubus sporto, tai jie turėtų būti atleidžiami nuo žemės ir nekilnojamo turto mokesčio kažkokia tai dalim, ar tai 30 ar 50%. Tokiu būdu atsirastų galimybė pritraukti jums finansavimą iš šalies. Nes mes dabar kalbam apie, sakykime, savivaldos modelį, savivaldos failą. O tai, ką minėjo kolegos, tai jau išeina, tai jau įstatyminė yra bazė, kuri yra tvirtinama Seime, nors turiu pasakyti, truputėlį apgailestaudamas, kad kolegos socialdemokratai to pasiūlymo, kuris buvo teiktas Seime, nepalaikė. Kaip jau minėjau, yra 10 biudžetinių sporto mokyklų, virš 170 sporto organizacijų. Ir mūsų Jaunosios Lietuvos iniciatyva, sporto fondas buvo padidintas ženkliai ir iš to fondo buvo paskirta ta suma būtent nevyriausybinėm sporto organizacijoms. Čia turi būti balansas tarp biudžetinių sporto mokyklų ir nevyriausybinių sporto organizacijų. Pavyzdžiui, biudžetinėje sporto mokykloje už krepšinį vaikas moka vieną sumą, o jau pavyzdžiui Sabonio sporto mokykloje vaikas moka žymiai didesnę pinigų sumą. Ir savivaldybės tikslas, kad galėtų sportuoti visi, ir socialiai remtini, ir tiems, kuriems trūksta lėšų. Kas turi daugiau pinigų, gali eiti į sporto klubus, sporto organizacijas, kur mokestis yra didesnis. Bet ir joms yra reikalinga pagalba. Irgi susiduria su tam tikrais sunkumais, mes atsižvelgime ir skiriame pagal mūsų savivaldybės išgalės pinigų. Todėl, kaip jau sakiau, tai turi būti labai aiškiai subalansuota. Dėl statybų, žinot, jeigu mes jau pradėsime kalbėti apie infrastruktūrą, tai kai 2007 metais aš radau, viskas buvo privatizuota, išparduota ir nieko nebeliko. Kur Žalgirio stadionas? Molas. Kiek reikėjo padėti jėgų, kad pradėti bent jau procesą
atkovoti Kelininko stadioną, Inkaro stadioną, Regbio stadioną. Ir koks buvo pasipriešinimas? Buvo privatizavo tos visus šulinius, bordiūrus. Ir dabar Inkaro stadionas, kuris galėtų būti antras stadionas padarius ir Girėno, kur galima būtų žaisti futbolą, ne jisai yra tarp dangaus ir žemės. Tačiau savivaldybė sugebėjo išsaugoti, kad tai nebūtų ten pastatyta namų ir kitos paskirties objektų. Ačiū diskusijos vadovui už tvarką ir teisingumą. Norėčiau pabrėžti tai, kad manau, kad yra rastas tas receptas ir būtent po pamokinė veikla yra tas atsakymas, kuomet vaikai yra skatinami judėti ir tėvam nėra sudaromos problemos, jog reikia susimokėti net savivaldybės mokyklose po 6-7 eurus, kai kuriuom šeimom tai yra nemažai. Turiu pataisyti savo pašnekovus, jog yra 11 mokyklų, kurios priklauso savivaldybei sporto. Na ir iš tikrųjų aš labai pritariu Vieningo Kauno mintim, jog jeigu mes turėsime siekiamybę, jog kiekvienas rajonas turi turėti savo nemokamą sporto bazę, kaip turime Vokietijos pavyzdį, ir kiekvienas rajonas turėtų artimai pasiekiamą sporto bazę, kur kiekvienas kaunietis, nesvarbu, jisai nori sportuoti biudžetiniai, nebiudžetiniai mokykloje, svarbiausia, kad jis nori sportuoti ir jam turi būti sudarytos sąlygos. Tarp kitko, vėlgi gal ir pataikauju, bet Vieningas Kaunas, kiek žinau, jau daro nemokamus sporto užsiėmimus Kaune. Na, aš niekam nepataikaudamas, tai noriu pasakyti, kad iš ties yra situacija, kai turim liūdnas istorijas su tokiu buvusiu garsiu sporto klubu Gintaras. Ir iš tikrųjų dar prieš gerą dešimtmetį jam buvo suteikta žemė panaudai, paskui patikėjimo teisėmis. Ir būtent sporto klubas Gintaras, neturėdamas praktiškai nei vieno sportininko ir jokios sporto infrastruktūros, realiai rūpinosi ne sporto infrastruktūros įdiegimu, investicijų pritraukimu, o, kaip tikslingiau ir labiau iš verslo pozicijų išnaudota žemė. Tai dabar, aišku, yra pakeista būtent valstybės žemės disponavimo įstatymas ir galimai infrastruktūrą plėtoti tik tai, jeigu savivaldybė yra viešosios įstaigos dalininkė. Šiuo atveju mes praėjusiais metais įsteigėm 2 viešasias įstaigas, tai yra Sabeckio vaikų teniso sporto mokykla, Aleksotė, ir taip pat kartu su futbolo federacija, Kauno apskrities futbolo federacija, dėl Kelininko buvusio stadiono taip pat įsteigėm bendrą viešą įstaigą, kad tose teritorijose galėtų ateiti ir struktūriniai fondai, ir privačios lėšos būtent į tas teritorijos, kurios yra apleistos, ir galėtų susikurti sporto infrastruktūrą. Tai dėl tos liūdnos Gintaro sporto klubo istorijos patirties ir kitose miestuose analogiškų, dėl to ir atsirado, kad privatiems sporto klubams žemė, panauda ir patikėjimo teisė negalima. Kažkaip jaučiuosi ne kaip merų debatuose, bet kaip statybinių organizacijų vadovų pažadų dalinime. Bet noriu priminti visiems, kad esu pasižadėjęs išpildyti visus jūsų pažadus, taip kad galvokite žadėdami. O iš tiesų, jeigu privačia iniciatyva, privati organizacija išlaiko, užima 600 vaikų, tai miestų savivaldybė turi daug ir gerai neapskaitomo turto, kurio net nelabai ir žino, kurį turi. Jau aš nekalbu apie butus, bet yra ir tuštėjančių ir vaikų darželių, ir mokyklų, kuriuos galima rasti formą, kaip suteikti. Jeigu nėra lėšų patys, kas to užsiima vaikų prižiūrėjimu, tai gali savivaldybė sutvarkyti ir atiduoti panaudą ir nebus problemų. Labadiena, gerbimi kandidatai, gerbima Lietuvos sporto universiteto bendruomenė, esu Mindaugas Balčiūnas, universiteto kancleris, ir šnekant apie bendradarbiavimą tarp Kauno miesto ir Lietuvos sporto universiteto, aišku, yra labai tamprus ir Kauno miestas ir regionas yra pagrindinis Lietuvos sporto universiteto bendrai veiklos partneris. Ir labai dažnai mes susidarime su nevyriausybinių organizacijų, sakysim, kreipiniais, lūkesčiais ir panašiai. Ir reikia paminėti, kad šiuo metu Kaune yra inicijuota
Kauno miesto sporto organizacijų iniciatyvinė grupė, kuri kreipėsi į Lietuvos sporto universitetą, tiesiog išanalizuoti sėkmingiausias Lietuvos savivaldybių praktikas, kaip savivalda bendradarbiauja su nevyriausybinėm organizacijom. Ir iš tiesų pats sėkmingiausias arba keli sėkmingiausi atvejai yra tie, kada savivalda įsteigia kartu su nevyriausybinėm organizacijom fondą, kaip ir gerbiamas Erikas Tamašauskas minėjo, ir visa, sakysim, verslo bendruomenė, kuri skiria lėšas per šitą fondą, yra automatiškai atleidžiama nuo tam tikrų mokesčių. Ir sudėjus savivaldos, sakysim, mokesčių lengvatas su nacionaliniam lengvatom, kaip pelno mokesčių ir panašiai, iš tiesų verslui atsiranda dideli motyvai remti nevyriausybinį sektorių, nevyriausybinį sporto sektorių. Mano klausimas galbūt ir visiems, galbūt netgi daugiau klausimas, ar būtų prieštaraujančių, sakysim, tokiai praktikai, nes Kaune kol kas šios praktikos nėra. Ir ar po rinkimų iš tiesų būtų tai įmanoma pagalba, sakysim, nevyriausybiniam sektoriui. Tiesiog, ačiū labai. Kadangi aš turiu mikrofoną, pasinaudosiu pirmenybę. Mindaugai, tu teisus, taip ir reikia daryti, aš tau pritariu. Aš tai šiek tiek kitaip atsakyčiau. Man labai keista, kad Kauno miesto savivaldybė, kurios teritorija yra sporto universitetas, kol kas nėra tas sėkmingiausias pavyzdys, tas sėkmingiausias savivaldybei, kur būtent yra numatyta geriausia sporto plėtros strategija bei geriausias bendradarbiavimas tarp nevyriausybinio sektoriaus, verslo bendruomenės, akademinės bendruomenės ir gyventojų vadinamųjų bendruomenių, kas irgi yra labai svarbu. Tai aš manau, kad turėtų tas būti sėkmingas pavyzdys ir man atrodo, kad čia reikėtų prisimti visiems to pačiu ir atsakomybę, kad to kol kas dar nėra. Tai aš tik tai norėčiau pasakyti, iš ties aš sutikčiau su tą situaciją, kad galima ten svarstyti apie nekilnojamo turto mokesčius, apie žemės nuomos mokesčius, bet sutarkime, kad tada tai eina per savivaldybės sporto rėmimo fondą. Tada matome, kiek iš tikrųjų verslas paremė sporto klubus, kad nebūtų jokių tokių šešėlinių, sakykime, paremiau 10 000, 5 000 grįžo į kišenę, o paskui dar tikiuosi, kad būsiu atleistas nuo nekilnojamo turto mokesčių. Tai sutarkime, kad viskas būtų skaidru, tauru, vieša, aišku, nei vienas litas iš savivaldybės neprapuolė, ar tai būtų statyta Žalgirio arena, ar prisikėlimo bažnyčios tvarkoma aplinka, ar Kario skulptūra, kiek buvo įsteigta atskirų fondų, visos yra viešos deklaracijos ir aš manau, ta tvarka tikrai būtų priimtina. O dėl atsakomybės, dėl sporto, mėly socialdemokratai, aš manau, kadangi jūsų atstovas dabar patapo būtent sporto skyriaus vedėjų, tai tikrai laukia labai šviesi sporto perspektyva Kaune. Aš pritariu Mindaugo Balčiūno idėjai ir tikrai tai galima įgyvendinti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad iš viso mūsų tas bendradarbiavimas turėtų būti dar platesnis tarp visų 10 sporto mokyklų ir, kaip sakytas, minėjo, dar yra 11, bet tai yra plaukimo sporto centras, taip pat biudžetinė ir Gedimino sporto ir sveikatinimo mokyklos. Tik tai noriu pasakyti, kad sporto gimnazijų plėtra prasidėjo būtent nuo Kauno. Dar nebuvo jokio priimta įstatymo Lietuvos Respublikos Seime, bet tiesiog aš paprašiau mūsų skyriaus vedėjo Bagdono, kad įstatymas nedraudžia ir padarykime tenais sporto mokyklai. Dabar tapo sporto mokyklai, dar dadėjome žodį sveikatinimo. Noriu padėkoti kolegoms už mūsų pasiūlymo palaikymą. Iš tikrųjų, tai labai malonu, kad pritarėt šitai gražiai idėjai. Na, o Visvaldui, tai norėčiau šiek tiek replikuoti. Visvaldai, jeigu galima, kai jūs paminėjot, jog jūs įgyvendinsit visus merų pažadus, ar kandidatų, atsiprašau. Tai čia žinot, kaip tam, na, tokioj situacijoje, kai ateina, pakviečia pavaišinti kavinėje, sako, viskas aš mokėsiu, aš sako, būčiau žinojęs, tai aš būčiau daugiau užsisakęs. Tai tiesiog, na, reikėtų gal jums iš ties tokių fantastiškų idėjų pametėti, kad paskui galėtumėte įgyvendinti, jeigu kas. Tik tai būkit geras ne visų kandidatų, nes kai kas gali būti ir ne visai tinkama.
Labadiena, man labai didžiulė garbė suteikti paskutinį klausimą. Aš jį labai konkretų turiu ir tiesiog dviem tarybos nariam, einantiem dar savo pareigas ir kandidatuojamam į mero pareigas, nežinau, galbūt Visvaldui ir Rimantui. Vieną labai konkretų klausimą. Mes žinome, kad jo 2 Kauno klubai grįžo į didįjį futbolą, pateko į aukščiausią lygą ir automatiškai vienoje programoje yra numatyta daugiau pinigėlių, tai kažkas tai teks ir jiems. Kaip jūs, būdami merų, jeigu turėtumėt galimybę vienas ir kitas tai spręsti, tą X sumą pinigėlių skirtą tom 2 komandom padalintumėt tarp jų? Žydrūnai, pačioj pradžioj pokalbio sakiau, kad sportas, tame tarp ir Žalgirio klubas, ir krepšinis, ir visi kiti yra per mažai finansuojami. Ir tikrai puikiai žinai, kad mes surasim galimybių sutvarkyti sąnaudas ir pajamas, kad skirti sportui daugiau pinigų. Čia 2 klubam futbolo nėra didelė problema. Kuom remiantis, konkretus klausimas, kuom remiantis padalinti X sumą pinigų 2 klubam, kurie nuo šiemet pradės žaisti aukščiausių lygų? Na tai man kažkada teko Sporto federacijų sąjungoje rengti kriterijus, kaip padalinti lėšas tarp visų sporto šakų federacijų, kurių yra virš 100. Iš tikrųjų buvo kelių metų darbas, kasmet vis reikėjo tobulinti ir aš sakydavau ir buvusiam sporto skyriaus vedėjui, reikia labai aiškių, skaidrių kriterijų. Tai turi būti, reiškia, ir rezultatai, tai turi būti ir galbūt rungtynių lankomumas, kiek žiūrovų sutraukia, gali būti aibė visokiausių kriterijų, kaip įvertinti, na, sakykime, naudą galbūt visuomeniai to klubo, tos veiklos, tai manau, kad, o apskritai remiantis kriterijais, būtent skaidriais principais, tą turi daryti ekspertai, ne politikai. Politikai turi gauti pasiūlymus ir tada apsispręsti, reiškia, būtent balsuodami, kiek ten skirti ir kaip tą vertinti ir kaip viską pasverti. Taip, aš labai norėčiau papildyti. Iš tikrųjų, Rimas jau pradėjo, gerbiamas Rimas pradėjo šnekėti apie tą skaidrumo principą, taip toliau, bet skirstant sporto finansavimo pinigus, aš norėčiau pasakyti labai svarbus, nors tai yra profesionalus sportas, bet jaunimo įtraukimas. Jeigu nėra komandose jaunimo ugdymo, sakykime, mes daugiau mažiau matome, ar tai būtų krepšinis, ar tai moteris, ar vyrai, ar rankinis būtų, ar tinklinis, ar futbole turi galioti ta pati piramidės tvarka, kad taip pat turėtų jaunimas matyti perspektyvą augti ir žaisti toje profesionalioje komandoje. Nes jeigu bus tik tai surinkti legionieriai ir iš savivaldybės biudžeto bus, kaip sakyt, mokami honorarai, tai nieko gero. Aš manau, kad tai vienas svarbesnių kriterijų prie tų skaidrumo kriterijų. Tai šitoj vietoj negaliu nesusilaikyti, vis tiek apie legionierius užėjo kalba ir man, pavyzdžiui, labai nepatiko praėjusį rudenį tas vajus, trūks plyš surinkti pinigus tam, kad dar nupirkti vieną, reiškia, įžaidėją legionierių Žalgiriui. Vietoj to, kad leisti žaisti mūsų jaunimui, kurie kaip pasirodė paskui ir be to legionieriaus puikiai komanda, reiškia, žaidė, pateko į 16 ir visa kita. Tai vat šitos kriterijus reiktų taikyti ne tik futbolo komandoms, ne tik kažkokių kitų sporto šakų komandoms, bet ir mūsų, sakykime, na, Kauno savasties ženklui ar tapatybės ženklui Kauno Žalgiriui. Taip, kalbant apie proporcijas, man studijuojant teko atlikti praktiką Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamente. Ir kuomet mums teko susipažinti su tam tikrom lentelėm, kurios panašu, kad nelabai keičiasi, buvo viena gana stambios sumos lentelė. Ir sakau, kas čia yra krepšinis. Aš galbūt rizikuoju būti nepopuliarus, bet iš tikrųjų tolygumo principas, kalbant apie skirtingas sporto šakas, visgi turėtų būti gyvendintas Kaune ir jeigu pasiekime kai kurie rezultatai, turbūt matėte, tai ne visai Kauno pavyzdys, bet pono Šuklino laimėtas varžybas ir po to buvo parodyta, kokiomis sąlygomis jie treniruojasi. Taip, kad už visas sporto šakas, kad būtų tvarka ir teisingumas. Kas dėl legionierių, tai yra mūsų kauniečių nuomonė, aš galiu drąsiai pasakyti, kad tai yra mūsų kauniečių, nes dažnai gauname
įvairius elektroninius laiškus, skambučius, kad tikrai negaila būtų tų pinigų skirti daugiau sportui, jeigu mūsų komandose žaistų mažiau legionierių, daugiau vietinių mūsų žmonių ir ypač jaunimo. Todėl mes Jaunoji Lietuva laikysimės tokio principo. Aš taip pat kaip ir Visvaldas pažadu visų pažadus įgyvendinti ir taip pat pabudinti Kauną, nors dar nebuvau užmygęs. Pradėjome diskusiją nuo vienintelės kandidatės. Vienintelės dalyvaujančios diskusijoje ir viešai vis dėlto baigti. Aš manau, kad mes turėtume galvoti apie tai, kad jeigu yra ugdomi jaunieji sportininkai sporto mokyklose, jie tampa komandų, rimtų komandų nariais, kurios pradeda žaisti vienoje ar kitoje lygoje, tai ir dėrėtų skirti finansavimą tam, kad jų paskui nepirktų kiti klubai, o tas jaunas žmogus ir liktų toj komandai tol, kol ateis laikas, galbūt jisai vėliau pasirinks rungtyniauti kažkur tai užsienį, bet jisai turėtų Lietuvoje rungtyniauti, Kaune rungtyniauti ir tam turėtų skiriami orus pinigai, tai yra ne oriniai, o orus, kad tai galėtų užtikrinti ir pačios komandos egzistavimą, ir normalius atlyginimus treneriams ir kitam pagalbiniam personalui, kuris yra būtinas sporto komandai. Nes sportas ir sveikatinimas tai yra labai svarbios sritis, dažnai politikai apie jas užmiršta. Na, o dabar dar kviesčiau kartą audringiams plojimams.